Viešėdami Čikagos Jono evangelikų liuteronų parapijoje susipažinome su seserimis Rūta ir Alma Obrikaitytėmis, kilusiomis iš Kretingos krašto. Pasikalbėti apie jų šeimos istoriją ir gyvenimą Amerikoje susitikome Rūtos ir Almos ilgametės bičiulės, parapijietės Liucijos Šikšnienės namuose. Pone Rūta, kur yra jūsų gimtinė? Iš kur jūs esat kilusios? Iš kur jūs atvykot? Mes, sesuo ir aš, mes gimė Mešučių kaime, Kretingos apskrity ir iš ten išvykom. Aš buvau 5 metų, Alma buvo kūdikis 5 mėnesių. Žiemos metu 41 metais. Kai rusai artėjo, mama mane nešiojo savo įsčiose. Kai suaugau, supratau, koks svarbus yra nėštumo laikotarpis, kad tuo metu formuojasi kūdikio asmenybė, charakteris. Supratau, kaip mama bijojo, kai mane gimdė tą šaltą 1940 metų lapkričio dieną. Žinoma, iš to laikotarpio nieko neprisimenu. Žinau tik tai, ką man vėliau papasakojo apie mūsų kelionę vežimu, o vėliau traukiniais. Kokia jūsų šeima buvo? Kaip jie gyveno? Tėveliai jūsų? Tėveliai, kaip sakau, Mešučių kaime, turėjo gražios žemės. Jis buvo saviški, sunkiai dirbo ir turėjo giminės arti, kur padėdavo. Jie turėjo daug gražios žemės, kurią vėliau grįžę į Lietuvą, kai galėjom, matėm ir gailėjomės. Stebėjimas, kaip jie galėjo tą palikti. Ką atsimenu iš tų ankstyvųjų metų, kai man buvo 4, 5, o gal tik 3, kad mes nuolat keliaudavome traukiniais iš vienos vietos į kitą. Atsimenu, kaip už lango keitėsi metų laikai, sniegas, o paskui pienės, kurios štai ir dabar žydi. Atsimenu, kaip verkdama prašiau mamos tų gėlyčių, tik neatsimenu, kokią kalbą tai pasakiau. Tuo metu traukiniuose praleisdavome daug laiko. Turbūt keliavome kažkur netoli fronto, tolumoje girdėjosi sprogimų garsai, traukinys sustodavo, visi lauk, išlipdavome, o paskui visi vidun. Mes nuolat išlipdavome iš vieno ir įlipdavome į kitą traukinį. Tokiais atvejais visuomet kildavo panika. Bijojome pasimesti, kad kas nors pradings ir iš tiesų taip dingo mūsų vyresnioji teta. Tokie mano ryškiausi atsiminimai. Per Lenkiją išvažiavom ir matėm ten kai kokius žiaurus dalykus ir vėliau į Vokietiją, kurie mus išgelbėjo tuo metu ir priėmė, bet nieko nepažinom, kalbos nežinojom, kur vyksim, kas bus. Ir tai mes lageriuose gyvenom ir ten nebuvo pirmos klasės, nei maistas, nei niekas. Apylinkis, bet gyvi likom. Sąlygos stovyklose, kurias prisimenu, buvo tik būtiniausios, gana baisios, tačiau jose buvo juntamas bendrystės jausmas, nes visi buvome to paties likimo žmonės. Alma buvo kūdikis ir maistas buvo 0. Ir jeigu tėvelis nebūtų dirbęs virtuvėj ten, aš nežinau, ar Alma būtų išgyvenus, bet jis kartais ką nors įsikišdavo į kišenę, nematant, ir ingavo truputį ko nors valgyti. Iš Lietuvos pasitraukusi Obrikaičių šeima Vokietijoje praleido daugiau nei 10 metų. Gyveno karo pabėgėlių stovyklose, o paskutiniaisiais metais vienos vokiečių šeimos ūkyje. Gyvenome su vokiečių šeima, jų ūkyje. Jie turėjo namus ir žemės.
Tapome mylima tos šeimos dalimi. Nors buvome pabėgėliai, mus priėmė su rūpesčiu ir meile. Kai buvau 4 klasėje, jau gerai kalbėjau vokiškai. Už tai esu dėkinga, nes ir dabar laisvai kalbu šią kalbą. Ne lietuviškai, o vokiškai. Atsimenu, išvykstant, man padovanojo knygą, kurioje visi pasirašė. Joje buvo užrašyta "Tavo tėvynė". Aš išvykau iš Vokietijos galvodama, kad esu vokietė. Visą gyvenimą taip ir nesupratau, kokia mano tikroji tapatybė. Aš atvykau į Ameriką ir tapau lietuve. Tai tiesiog neįtikėtina istorija. Giliai širdyje vis dar nežinau, kas iš tiesų esu. 1952 metais šeimai buvo leista atvykti į Jungtines Amerikos valstijas. Čia prasidėjo naujas Obrikaičių gyvenimo etapas. Tėvelis ir aš išvažiavom į Čikagą. Ir Čikagoje turėjom tetą ir kitų pažįstamų ir žinojom, kad bažnyčia čia yra labai veikli ir visi kaip nors prie tos bažnyčios ir per ją ir darbų surado, ir vietą surado padėjo ir vėliau visą kitą šeimą. Mūsų tėvai jau nusipirko didelį namą, didelį butą ir mes visi ten į tą 6, small, Maži bitty butukai. apartments. Bet ten buvo visiems vieta gyventi ir mes not without problems. Sunkumų tikrai netrūko, bet mums visko užteko. Aš vis sakau, nors tėvai nebuvo išsilavinę, bet jie buvo sumanūs. Jie susirado čia darbus. Well, tėvas buvo darbininkas, ir mama. Be kalbos. Tai, bet jie buvo kompanijų, kur tokius žmonės priėmė, už tai, kad jie žinojo, jie sunkiai dirba. Labor. Darbštus labai, darbštus. Right. Ir daug jaunimo turėjo į mokyklą, taip kaip turėjo. Čikaga buvo lietuviškas miestas. Jaunystėje daug laiko praleisdavau su lietuviais, bet visada kildavo tas pats konfliktas. Ar esi prūsė, ar esi katalikė, ar esi kas tu esi. Tai buvo siaubinga. Nežinau, ar ir kiti tai išgyveno, bet tai vyksta ir šiandien. Tai reiškia, jūs nelabai norėjo priimti dėl to? Taip, nes esi kitokia, esi kitas. O mes visai nežinojom, kad liuteronų yra Lietuvoje. Kažkas panašaus. Tokie dalykai tiesiog stulbina. Nežinau, kaip išspręsti šią tapatybės krizę. Man ji taip ir liko neišspręsta. O jūsų tėveliai kuo save laikė? Jie save laikė lietuviais, vokiečiais? Kaip kalbėdavo namuose? Tėveliai buvo lietuviai. Lietuviai. Aš manau, tėvelių pusė, jie kilę iš Vokietijos. Iš Prūsijos. Iš Rytprūsių. Ostpreußen. Jie buvo labai spiritual people. Labai tikintys bažnyčios žmonės, labai griežti. Tėvas buvo labai griežtas. Jie mokėjo tik rašybos pagrindus, bet visada skaitydavo ir giedodavo iš savo giesmyno daugybę metų. Mums labai pasisekė, nes mūsų kaimynai iš Mišučių buvo ir mūsų kaimynai čia, Čikagoje. Tiesiog stebuklinga, kad visi jie galiausiai čia apsigyveno. Buvo 3-4 šeimos, kurios susirinkdavo prie stalo su kava, kaip ir mes šiandien, įsijungdavo vaizdo kamerą, įrašus ir giedodavo tas nuostabės giesmes. Kai šiandien jas išgirstu, suvirpa širdis. Taip, per jų meilę giesmiai ir mes išmokome giedoti. Ir jūsų centras gyvenimo tapo šita Zijono parapija. Čia jūs į šitą bažnyčią iš karto ir pateko, taip? Žinomai. Papasakokit, koks šitas gyvenimas buvo. Buvo didelė parapija, didelė bendruomenė. 100 žmonės. Daug buvo. Čia buvo ne tik tai lietuviai, daug vokiečių atvažiavo 55 metais prisidėjo. Čia buvo labai didelis parapija. Didžiausią chorą mes turėjom viską. Ir su kitom tautom žmonės Vokietijoje susipažino, apsiženėjo. Buvo maišytų šeimų,
bet priėmė ir padėjo visiems daugam. Kas tada kunigavo, kas buvo kunigas tuo metu? Pauperas. Pauperas. Kunigas Pauperas su šeima. He was the most unusual person, Jis buvo labai neįprastas žmogus, pavadinčiau taip, ypatinga asmenybė. Pats dosniausias šią žemę vaikščioja žmogus, puikiai tikęs tokiai tarnystei tarp imigrantų. Buvo užjaučiantis kaip reta, asmenybė kokių reta. Ėjau dirbti, už tai, kad reikėjo truputį padėti tėveliams. Bet vėliau sugalvojau eiti ir į universitetą ir mokytis, kaip vaikus mokinti. Ir kur mes gyvenom tada, aš daug mačiau, kaip juodų žmonės skriausdavo kai kas. Ir man labai kaip nors skaudu buvo. Ir kai baigiau mokslą, į pradžios vaikų mokyklą, aš pasirinkau mokyti juodų mokykloje. Juodaodžių mokykloje dirbti. Jo. Už tai, kad jie eina ten, kur gyvena, kaiminystė ypatingai. Ir man akis atsidarė iki dar daugiau. Aš galvojau, kad žinojau apie kas būna, bet kaip jie skriausti buvo. Tik ten sužinojau už tai, kad jie prie manęs buvo visą dieną. Ir dariau, kiek galėjau, bet aš tik 5 metus išlaikiau. Už tai, kad čia per sunku, aš taip grįždavau į namus tuščia. Čikagos liuteronų bendruomenėje Rūta susipažino ir sukūrė šeimą su Viktoru Mieliuliu, kilusiu iš Tauragės krašto liuteronų šeimos. Papasakokit prašau apie savo vyrą. Jūsų vyras taip pat atvykęs iš Lietuvos. Didelė šeima, Mieliulių šeima. Jie ir Lietuvoje garsus, kaip minėjau, Aleksandras, brolis, pasiliko. Kiti išvažiavo į Vokietiją kaip ir jūsų šeima taip pat. Jo. Su mama ir kiek ten 4 broliai. Vienas pasiliko ir kaip atėjo ten laikas ir jie turėjo kariauti. Buvo nužudytas kaip partizanas. Jis buvo rezistenciniai kovoje ir buvo nužudytas sovietų. Jo. Ponios Rūtos vyro brolis, mokytojas, Lietuvos laisvės kovų dalyvis, partizanas Aleksandras Mieliulis, vadintas Algimanto, Neptūno ir Granito slapyvardžiais, sovietams antrąjį kartą okupavus Lietuvą 1945 metais subūrė pirmuosius partizanus Žygaičių apylinkėse, Tauragės krašte. Buvo būrio, kuopos vadu, galiausiai paskirtas Kęstučio apygardos vadu. Po beveik 4 metus trukusių kovų už Lietuvos laisvę žuvo 1949 metais. Kitas žinomas Mieliulių šeimos narys, Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenęs šviesaus atminimo dailininkas Juozas Mieliulis, tapęs simbolistinės ir siurrealistinės tematikos paveikslus. Broliai Mieliuliai buvo gabūs muzikai, svarbiomis progomis pasirodydavo Čikagos liuteronų bažnyčių renginiuose. Ponia Rūta su vyru Viktoru buvo ilgamečiai Zijono parapijos nariai ir drauge nugyveno gražų gyvenimą, kol Viktoras Mieliulis buvo pašauktas amžinybėn. Viktoras mirė prieš beveik bus 6 metai. Ir mes 62 metus sugyvenom. Gerai sugyvenom. Ir man gyvenimas pasikeitė.
Seserys Rūta ir Alma kartu su bičiule Liucija Šikšnienė, su kuria kartu daugelį metų giedojo Zijono liuteronų parapijos chore, Lietuvoje apsilankė visos kartu dar 1988 metais. Bet 88 metais jūs važiavo, tai dar Lietuva nebuvo nepriklausoma, tai dar buvo Sovietų sąjunga. Pirmieji, kur ten Tauragėj ir Klaipėdoj buvo, mes pirmą kartą jie pamatė amerikonus. Tai buvo neįtikėtina. Mes buvome lyg ateiviai iš kitos planetos. Tauragėje jie iki tol nebuvo matę vakariečių. Nuvažiavome į Kretingą. Labai gaila, kad negalėjome užeiti į savo bažnyčią. Ji buvo uždaryta. Buvo liūdna, kad negalėjome ten įeiti ir susipažinti su vietiniais žmonėmis. Ir ką aš atsiminsiu, Liucija, tavo dėdė Bulova. Mes taip sėdėjom ir jis man vėliavėlę. Lietuviška. Įsegė. Prisegė. Ir tas buvo toks, tuo metu dar ne kosher. Right, ir žmonės tuo metu dar taip kalbėjo apie Sibirą ir apie visą gyvenimą. Ir nežinojo, kas yra Scotch tape. Aišku, kad ne. Nebuvo matę tokio dalyko. Aš grįžau namo ir sakiau, jūs nepatikėsit. O jūs nebijojot važiuoti ten į tą sovietų? Mes per Maskvą važiavom, visai ne. Visi daug kas važiavo. Ir pavojaus nebuvo, nemanau. Putinų dar nebuvo. Gerai, kad buvom ir matėm ir Ypatinga patirtis. Bet jūsų mama nenorėjo važiuoti? Never. Mama labai perkentėjo per savo Būdama liuteronė Lietuvoje. Lietuvoje. I think so. Yeah. Jai skaudėjo širdį dėl dalykų patirtų gyvenant Lietuvoje. Jie jautėsi ten diskriminacija. Tarp katalikų buvo sunku jiems. Aš nežinau, taip asmeniškai buvo. Nepriklausai, and that's all there's to it. Tai čia jiems buvo netgi lengviau savotiškai tarp savo bendruomeniai, tarp liuteronų. Ji mylėjo Ameriką. Esi mažuma ir esi išsiskyręs kaip nors nuo daugumos ir ką nors jin jautė. Jie pergyveno, jie daug pergyveno, bet mes turim gana atminčių. Gerai, kad užsimiršta daug kas dabar. And we love America. Mes mylime Ameriką. Visą laiką manėme, kad mums labai pasisekė. Pasisekė, kad mūsų tėvai, paprasti žmonės, galėjo čia atvažiuoti ir gerai gyventi. Aš eičiau ginti savo šalį. Galbūt dabar esu labiau pasirengusi nei kada nors anksčiau. Tai puikiai šalis. Čia jūsų namai. Galimybių šalis. Ar norėtumėt dar nukeliauti į Lietuvą? Į Lietuvą? Šiandien, rytoj. Aš labai norėčiau. Mes tuo metu 88 metais mes matėm mūsų savo senelių kapus. Radom. Apleisti. Ta dar kartą pamatyti. Būtų puiku. Sunku, bet daug metų jau nebuvom ir daug kas yra pasikeitę Lietuvoje. Aš manau irgi gal net pažintum. Kai mes bažnyčiai kalbėjomės, jūs minėjot, kad jūs remiat Ukrainą dabar. Ukrainai norit padėti, padedat. Kodėl? Kaip jūs reaguojate iš visą tą karą, kas dabar vyksta? Žmogiškumas. Ne tiek dėl pačios Ukrainos, kiek iš žmogiškumo. Čia yra, mes taip jaučiamės tie, kur vyresni. Liucija ir aš mes kalbam, sakom, ar mums reikėjo tą vėl pergyvent, ne tą baimę asmeniškai, bet tos jausmus, to
bijojimo žmonėm. Žmonių kančios. Jo, ar net nelaikas ramybei. Yra baisu Čia pergyventi. yra ir daug yra tų Melo, labai daug melo. Melas tiesiog kelia pyktį. Kalbos, kad jie patys pradėjo karą ir taip toliau, tai tave tiesiog supurto iš vidaus. Ir žmonės, juk ukrainiečiai panašus į mus, man jie daug artimesni nei rusai ar baltarusiai. Labai užjaučiu ukrainiečius. Mano širdis kraujuoja kasdien. Mes juk turėjome išgyventi tą patį, nors esame toli ir galime padėti tik tiek, o jiems reikės tiek daug pagalbos. Žinios, kurias girdėjau šį rytą apie tai, kas ten vyksta, siaubingos, norisi raudoti. Ir šiuolaikinis pasaulis negali to sustabdyti. Šiuolaikinė technologijų visuomenė turėtų kažkaip tai sustabdyti. O kaip lietuviai jaučiasi dėl to, kas vyksta Ukrainoje? Ar jums baisu? Taip, tikrai taip. Mes tiesiog pirmom dienom, kai prasidėjo viskas, mes negalėjom dirbti, negalėjom nieko daryti. Suprantu, galvojame apie jūs, kitas Baltijos šalis, apie Suomiją. Kaip vakar su Tomas kalbėjau, sakėm, kad Vokietija atrodo savo komandą kareivių pristatė kaip nors kaip frontą, ne? Lietuvoje. Tai ir turėjau galvoje, ginčiau savo šalį. Bet jei būtų galimybė, aš norėčiau kovoti už Lietuvą, taip kaip negalėjome anksčiau. Juk mes irgi išgyvenome tuos 50 komunizmo metų, čia, savo širdyse. Juk to tiesiog neužmiršome. Išgyvenome tai, viską jautėme. Jūs girdėdavote apie tai, kas vyksta, kaip žmonės gyvena. Bet ką galėjome padaryti? Tai buvo didžiulis širdies skausmas. Todėl jausti, kad kažkas panašaus vėl gali pasikartoti, tai nesuvokiama. Reikia vėl pergyventi ir vėl beveik tos pačius jausmus, už tai, kad dabar užaugę. Ir esam matę retrospekciją, kiek jau yra buvę be reikalo. Ir vėl tas pats darosi. Ką jums reiškia jūsų bažnyčia? Dabar jau tiek nedaug žmonių jūsų liko, parapija, mažutė, bendruomenė. Didžiulė netektis. Tas yra sunku. Mes susitinkam dabar, viską, ką girdim ar skaitom, esam girdėję ir esam skaitę. Ir labai čia daug interpretacijos, kaip mum vyresniam beveik nereikia. Mes jau žinom, bet tu eini ir kaip nors asmeniškai kartais prašaus, klausykis, girdėk, mes čia. Kaip jūs sakėte, Torontoje nebėra. Tas bus, sakys apie Chicago in the future. Chicago'e nebėra. Tas yra the future. Bet dabar jūs esat. Ja, ir mes eisim until nebeisim. Kol matysimės ten.